Sveika. Manęs klausia jau ne viena moteris, ką daryti su savo vidiniu verdančiu pykčiu antrai pusiai. Ką daryti su savo nuoskaudomis, kurios manęs nepaleidžia. Ir pasakysiu labai paprastai. Tvarkyti savo vidų ir praeities žaizdotas situacijas, kuriuose neleidai savo išbūti emocijose. Tavo sunkios, intensyvios emocinės būsenos jau pastebėjai, kad negali būti užmaskuotos. Ypatingai, kai bandai kalbėti su savo vyru ar bandai kurti gražius santykius. Esi pastebėjusi, kad jeigu bandai kaupti, vis tiek paskui viskas tarsi ugnikalniu išsiveržia ir nudegina ir tave pačią, ir visą tavo aplinką. Ir paskui įšoki į ruletę, kuri vadinasi kaltė. Toje ruletėje sukiesi, kol bandai būti gera, bandai pasitaisyti, bandai keistis ir po to vėl viskas iš naujo, nes pervargsti, nes atrodo nebesusikalbi su vyru, jautiesi nemylima, nesuprasta, kol vėl ugnikalnio išsiveržimas. Tai šitas ratelis, kuriame sukiesi, yra tik tais dėl tos priežasties, jog niekas nemokė tavęs pažinti moteriškos savo energijos ir ją naudoti. Suprasti savo nuostabios vidinės kalbos, kuri reiškiasi per tavo emocijas. Suprasti, ką tavo jausmai ir būsenos nori pasakyti apie tave, apie tavo santykius ir apie tavo gyvenimą, bei gydyti savo praeitį. Jeigu nori keisti savo intensyves emocijas ir išmokti jas transformuoti, kad jos nebegriautų tavo nuostabių gražių santykių su partneriu, kviečiu į kursą, kuris prasidės jau lapkričio 29 dieną ir tai bus vakaro praktiniai mokymai, kuriuose sužinosi ne tik teoriją, bet mes tiesiogiai atliksime ir praktiką bei pristatysiu kelias mažesnės, kurias galėsi nuolat naudoti kasdienybėje.